Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Bitcoin apžvalgą ir tikrai kol kas matome labai bearish reakcijas, labai stipriai kaina važiuoja žemyn, čia realiai per šiek tiek daugiau nei mėnesį Bitcoinas minus 26,5% ir kol kas atrodo neturim stabdžių, tiesą sakant, kol kas atrodo, kad tik važiuojame žemyn, kiekvieną dieną kraujuoja ir visi altai, visi va po minus, nežinau kokią rašo, bet šiaip po tam 50% minus realiai kiekvieną mielą dieną altai. Solana 103,4, Ethereum jau tuo žemiau 3000, tai greit norėčiau prabėgti, pažiūrėti, ką dabar, ko galime tikėtis iš Bitcoino. Tai kol kas galiu sakyti tiek, kad visiškai neturime jokios stiprybės iš Bitcoino, tikrai nerodo jokios stiprybės ir turėjau pats nemažai longų, tai visus išstopautina mano, kai kaina krito žemiau 100 000, tai longinės buvo nuo čia ir padėjau čia gal kažkur, tai šiek tiek aišku profitą čia uždariau, mini profitą čia padariau, tai galiausiai vis tiek išėjau pliusą. Gaila tik to, kad nesigavo šorto atidaryti, kurį planavau ties 107 000, kaip ir rodžiau savo praeituose video, kad labai daug konfluenso turim, labai gera zona ir nuo čia planavau atidaryti, tačiau galim pažiūrėti, čia 3 nakties mano laiku buvo, tai tikrai giliai mėgau tuo metu ir buvau alertą užsidėjęs, bet nežinau, kažkodėl nesuveikia, tai labai gaila tikrai, kad neturiu šorto nuo čia, nes 13% kritimas tikrai būtų geras profitas, bet ką padarysi. Žiūrim, ką turim dabar, tai ar time frames, tai jokių kol kas daily zonų, naked point of control zonų čia neturime. Artimiausia tikriausiai, jeigu krisime, tai 82 000, bet galime pažiūrėti į kitus parametrus, kurie mano manimu indikuoja, kad šitas lygis ties 92, net pats esu užsidėjęs alertus, kad jeigu pasieksime šitą lygį, iškart man praneštų ir tikrai ieškosiu longo entrio tenai, tikrai manau, kad stiprus lygis ir nemanau, kol kas tikrai nemanau, kad matysime nuo čia all time high ar net 116 000, labai mažai tikėtina, žinoma, aišku, gali visko būti, tačiau tikrai manau smagiai davažiuotumėm iki gal 100 000, šiek tiek aukščiau, kas vis tiek būtų gražus longas, tikrai nelaukčiau labai aukštų kainų, kad fiksuoti profitą, o fiksuočiau žemesniais lygiais ir realiai laukčiau kažkur dar vieno šorto, kad galėtume važiuoti dar žemiau. Kaip ir Elliott Waves'ų žiūrėjau, čia per šitą video gal neanalizuosiu, bet prieš tai pats vienas žiūrėjau Elliott Waves'us, tai pagal Elliott Waves'ų visus parametrus ir viską kol kas matysime, manau, žemesnės kainas, žinoma, liūdna, nes turiu pats kažkiek spotę laikau, bet tuo pačiu metu ir manau, kad žemesnės kainos yra tikrai gera proga užsipirkti ir žiūrint visą politinę padėtį, neturime kažkokių labai prastų kol kas naujienų tam, kad galėtume indikuoti, kad jau čia krisime labai žemai, aš žemai kalbu apie kainas 50 000 lygių ir taip toliau. Tai žiūrint ties čia, kaip ir sakiau, 92 000 yra labai man patraukli zona ir galim greitai pažiūrėti, kodėl. Tai visų pirma, mano labai jau pamėgtas volume profilas, tai viso šito range'o, to didelio range'o, jis čia kiek laiko truko, virš metų laiko, tikrai ilgas stiprus range'as, tai viso šio range'o volume area low yra grinai ties 92 000 ir žiūrime, ką dar matome. Tai pirma, jeigu šnekėti apie tos jau paprasčiausius support resistance lygius, tai tikrai matome čia didelį supportą kainai ir
manau, kad, nemanau, taip ir yra, kad labai labai daug longų, nu čia yra atidaryta, daug volumo čia buvo, tai kaina tikrai, manau, norėtų grįžti, prasivalyti visus šitus lovus, yra važiuoti šiek tiek žemiau, kad paimti visą likvidumą gulinti čia ir žinoma, padaryti tokį šiokį bear trapą, kad kaina tada galėtų pakilti aukščiau. Kaip ir sakiau, kol kas nematau jokių indikacijų, kad kainą matysime labai aukštai, bet longui, jeigu duos man entry, jeigu pamatysiu tam tikrus požymius, pagal kurios man kaina parodys, kad yra pasiruošęs važiuoti aukštyn, tai tikrai entrins longą, tai kaip ir sakiau, volume area low, toliau labai mano pamėgtas kitas tulsas, tai yra Fibonacci. Įmame nuo balandžio lovų iki all time highs. Ką matom? Šitą zoną. Toliau galime paimti Fibo extensioną ir paimti gan artimesnę kainą mūsų dabartiniai kainai, tai imame all time high, tada šitą visą dampą likvidavimo, all time highs, 1:1 gaunasi 92 tūkstančiai. Tai tikrai labai stiprus lygis ir kol kas vienintelė vieta, kurioje matau, kad galėčiau enterinti longą, apie shortus nekalbu kol kas, visiškai turėtumėm pamatyti gan aukštą mūvą, bent jau iki, nežinau, 100 gal tūkstančių, kad galėčiau iš viso pradėti dairytis į shortus, nes, kaip ir jau daug kartų esu sakęs, kai kaina juda žemyn, taip stipriai, tai niekada, vidury kažkur, ties čia, nematau tikslo enterinti shortų. Visą laiką enterinu shortų, kai kaina kyla čia. Ir tada, kaip ir čia, pavyzdžiui, kaina krito, tai niekur neenterinti čia gavome nemažą retracementą. Čia yra man aktuali zona, galėčiau enterinti longą. Kaip ir su... atsiprašau, čia shortą galėčiau enterinti. Taip pat ir su longais, kai metame didelius kritimus kažkokius, tokios zonos yra man labai aktualios, nes būtent nuo čia galime enterinti longų ir laukti didesnių kainų. Tai kol kas realiai vienintelis planas, nematau jokio kito scenarijaus. Žinoma, gali būti, kad kaina tiesiog važiuos ir pravažiuos šitą lygį žemyn. Tai aišku, manau, atrodytų ne taip, o kažkas labiau atrodytų į taip, čia pasikonsoliduotų ir tada važiuotų žemyn. Nemanau, kad matysime tokį staigų kritimą pro tą lygį, nes visgi tikrai stiprus lygis ir tikrai duos kažkokią reakciją. Tik ar ta reakcija bus tiek teigiama, kad važiuotume aukščiau, pamatysim. Tai taip, kol kas tiek, ties čia kažkur entrinčiau longą. Žinoma, norėčiau pamatyti, kad kaina gal net 90 tūkstančių pramuštų ir tada ties grįžimų pamačius iš Bitcoin kažkokią stipresnę reakciją galėčiau enterint, bet kol kas vienintelis man aktualus lygis ir šiandienai tiek, jeigu matysime žemesnės kainas, tai padarysiu kitą video kitą Bitcoin apžvalgą su mano analizė, bet kol kas, kaip ir sakau, vienintelis lygis, kurio laukime, tai dėkui už peržiūrą, kaip visada siūlau prenumeruoti šitą kanalą, palaikinti video, parašyti komentarą, gal kažkokį patarimą, gal kažkokį klausimą, mielai atsakysiu kitame video. Tai iki kitų video.